Tema be kompromisų dizainui, bet turbūt su kompromisus fizikai. Tai šitą vietą nuo fizikos nepabėgsim ir kai pradėjau prieš daug metų dirbti su fasadais, langais, tai inžinieriai, konstruktoriai visą laiką keikdavosi statika ir inercijos momentai. Tai nuo to nepabėgsim, bet kaip Marius sakė, čia techninė dalis, tai aš pabandžiau sudėti gražius dalykus, ko nematau projektuose, arba ką galbūt naujai galėtume pasiūlyti projektuose ir nelysti į standartinės detalės, ką turim. Tai SAPO aliuminio sistema priklauso Hydro grupiai, tai viena didžiausia aliuminio kompanija pasaulyje. Ir turim 2 brandus Lietuvoje, šiandien SAPO, turim ir Vikono projektinę aliuminio sprendinius. Ir ką čia norėčiau parodyti, tai vėliau grįšiu, bet turim, matot, viršui, turbūt 2 aukšto stiklais pavadinčiau, ir prie tų dalykų grįšim. Tas ritmas, turbūt važiuojant per miestą, dažnai matomas, suprantamas, ir jeigu dirbat ir klausėt pas aliuminio gamintojus, tai dažniausiai būna 2,50 m ir apribojimai svoriui. Nes apačią techniškai mes galim didelius stiklus įdėti ir paremti, turbūt nuo pamato ar nuo perdangos kažkokius dalykus viršui, 2 aukšto stiklam. Čia jau viską turi laikyti aliuminio sistema. Tiesa, gal kas nors žinot, kokį didžiausią paketą gali pagaminti stiklo gamintojai? Tai 64 kvadratai Vokietijai. Šiai dienai, jeigu įsivaizduojat, 20 ant 3,20 m. Tai į 2 aukštą tokio paketo neužkelsiu niekaip, bet pirmam aukšte tokį galima padėti. Nežinau, dar kol kas Lietuvoje neradom, kas sutiktų už tai sumokėti, bet tikiuosi kažkada tai atsiras. Taigi, turim įvairių tipų projektų ir pati sistema, langai turbūt nėra nei vieno pastato, kur net bunkeris duris turi. Tai kažkaip įeiti reikia, dažniausiai ir šviesai leisti reikia. Tai turim visų tipų pastatams sprendimus. Ir iš ko tie langai gaminasi, čia Lietuvoje mes dar mažiau susidarėm, bet Vilniuje šiais metais tvarka pasikeitė, gavom ten rudas talpas ir oranžinius maišelius. Ir dabar turim atskirti atliekas. Projektuose į infostatybą, kai keliat, irgi reikia jau nurodyti, kur statybinės atliekas išvešit ir kaip su jomis elgsitės. Ir kuo toliau, tas klausimas to bus aktualesnis. Tai Hydro yra lyderiaujanti šito vietoj kompanija. Turim energetiką ir turim perdirbimą aliuminį. Vėliau pakalbėsiu, tai truputėlį kalbėsim apie produktus. Nekalbėsiu apie kompaniją, kur mes vystomės ir kaip stengiamės mažinti CO2 emisijas, bet tai vyksta ir dirbam su bendruomenė, nes bet kokiu atveju esam bendruomenės dalis. Pats produktas pagamintas iš perdirbto aliuminio. Tai perdirbtas iš senų langų. Nebeturim kompromiso, visi mūsų gaminiai, visa paletė, nėra pasirinkimo. Perdirbtas, neperdirbtas, pirminės gamybos, visi mūsų gaminiai yra perdirbti ir ta perdirbimo dalis didesnė, apie tai truputėlį pakalbėsim. Dabar, ko skiriasi vienas perdirbimas, ką kolegos turbūt sako, mes irgi perdirbam, ir kitas perdirbimas, ką mes siūlom. Tai kai gaminasi aliuminis, mes visą laiką turim atliekas. Tai į gamybą nusirašo CO2 emisijos. Tai kažkas tas atliekas perdirba ir sako, mes darom perdirbto aliuminio gaminius. Ką mes darom? Mes surenkam seną laužą, paruošiam aliuminio lydinį ir iš to lydinio darom naujus langus. Tai iš senų langų gimsta nauji langai. Čia yra didelis skirtumas ir turbūt neturim unifikuotos sistemos, EPD deklaracijas visi teikia, bet EPD International organizacija dabar į tai jau atkreipia dėmesį ir prie to grįšim. Turbūt ataskaitas EPD didesniem projektam ir CO2 emisijų ataskaitas reikės neužilgo pradėti teikti.
į mūsų gyvenimą tai ateis kaip ir tie oranžiniai maišeliai, ateis tai prie to turėsim grįžti ir Hydra yra ta kompanija, turbūt ta žinutė, kuri lyderiaus ir į kurią reikia kreiptis, jeigu tai yra aktualu. Tikiuosi, morališkai tai pradės būti aktualu ir Lietuvoje. CO2 emisiją turėdavom 2,3 1 kg aliuminio, dabar turim 1,9. Ir tai turbūt nuo Europos vidurkio gaminama, kuris yra 8,6, keletą kartų skiriasi, bet tai yra tik aliuminis. Turiu vieną dalį uždengtą, kurios dar negaliu rodyti, ateityje parodysiu, bet turim langą, standartinį langą, palyginimą su kitais gaminiais. Tai turim konkurentus, kur vidutinė Europoje CO2 emisija yra virš 200, mūsų 125. Tai yra mūsų CO2 emisijas labai panašios kaip medinių langų su aliuminiu. Tai sunku patikėti, bet aliuminis priartėja prie to ir kas yra su aliuminio langais, tai mes juos galim daug kartų perdirbti. Tai yra, baigėsi gyvenimo ciklas, galim iš naujo perdirbti. Kas dar yra gerai su aliuminiu? Mes turbūt jau Lietuvoje jau nemažai, jau senai pradėjom keisti tos pirmus langus, kur su stiklo paketais pradėjom dėti 90 metais, 90 gale turbūt. Tai juos jau reikia keisti, jie morališkai atgyvena. Tai aliuminį galim tiesiog patobulinti, pagal naujas sistemas pridėti ir neišmontuoti ir pasiruošti naujos kartos langams. Tai yra universalu ir tai yra ilgaamžiška. Taip, kaip minėjau, dirbam su visų tipų pastatais, tiek ligoninės, tiek gyvenamieji, tiek dideli oficiniai pastatai ir čia skirtingi reikalavimai ir visiems jiem turim pasiūlyti skirtingus gaminius. Truputėlį akcentų turbūt į dizaino pusę, ką norėčiau šiandien pasakyti. Retai matau vidurinį turbūt pavyzdį fasadą, kur yra siauro profilio fasadas, kuris gali lengvumo įspūdį suteikti, nors laiko tas pačias apkrovas. Čia turim skirtingus variantus varstomų dalių. Tai yra ne visi, bet tiesiog akcentas, kad į tą patį fasadą mes galim įdėti skirtingas dalis. Turim pirmą paprastą į vidų atsidarantį langą, turim į lauką atsidarantį langą, kas yra visuomeniniuose pastatuose turbūt klausimas dūmų šalimo oro pritekėjimą, tai dabar galim iš šono atsidarinti ir daug oro įleisti, nes dažnas prašymas darom viršų atverčiamą į lauką. Taip, logiška, dūmai išeis, gaisingai bus labai gerai, bet vanduo į vidų irgi įeis, tai taip nedarom. Turim pačias fasado konstrukcijas, tai šitoje vietoje standartinis prispaudėjas su dangteliu, turim silikoninę siūlę, turim minimalų ir čia tik tai keletas variantų, kaip galim išspręsti patį fasado vaizdą su skirtingom varstomom dalim, jas maksimaliai paslėpti fasadę, kad nesimatytų, kur varstoma, kur nevarstoma. Ir galim ant fasado, panaudodami skirtingus prispaudėjus, iškart pritaikomus kažką pakabinti. Tai Hydro ir Hydro Lietuva, mūsų ofisas, mes kalbam ne tik apie fasadą, ne tik apie aliuminį, bet ir stiklą, kompozitą, keramiką, akmenį ir visą kitą, ką jūs norit pakabinti ant fasado, kaip tai reikia padaryti, kaip teisingai tai padaryti ir kaip galim išspręsti tą jūsų viziją, tą jūsų grožį su fasadu ant jo pakabindami kažką. Paruošiam tipinius mazgus, bet taip pat paruošiam čia keletą kampų variantų, kaip galim spręsti, bet ruošiam pagal projektą individualiai ir netipinius ir pritaikom pagal situaciją. Iš tikrųjų, tą viziją, tą grožį, kurį jūs sukuriat, stengiamės nesugriauti, o prie jo prisitaikyti ir maksimaliai išspręstas kylančius iššūkius dizaino ir to grožio nenaikinti. Tai aš turbūt tas kovotojas su mūsų inžinieriais, kuris, kaip sakant, neleidžia to grožio naikinti su standartiniais, sakysim, fizikos skaičiavimus ir galim
įlys giliau, paskaičiuoti kitaip, įsivertinti papildomai ir nepridėti metalo, turėti didesnį svorį. Tai kalbant apie be kompromisų, tai standartinis žingsnis būdavo 2,50 m, tai turbūt dabar galim kalbėti apie 3 metrus. Galėdavom uždėti stiklą į antrą aukštą 500-700 kg, dabar galim uždėti apie toną. Tai tos ribos prasiplečia ir dabar jau turbūt bus problema surasti grūdintą stiklo paketą tokio dydžio, kokią mes galim įdėti į sistemą. Nes tų gamintojų turim vieną Lietuvoje, vieną Lenkijoje ir tas pasirinkimas baigėsi. Turbūt nesenai buvo labai šalta ir čia buvo daug žinučių, kad peršala rasoja, kažkoks šerkšnas susidaro, ties rankenom šalta, bet vasarą to ateis ir bus labai karšta. Tai ant fasado visą laiką galim uždėti kažkokios saulės kontrolės elementus, mechaninius, galim skirtingai pakabinti ir radikaliai keičia energetikos poreikiai, radikaliai keičia prikaitimą viduj patalpoj, nes šią dienai dėl A++ neturim galimybės įdėti daug varstomų dalių, dažniausiai kompromisas būna su fiksuotam dalim. Ir tas perkaitimas su standartiniais kondicionieriais, ypač administraciniuose pastatuose, neišsprendžia realiai, vis dar per karštą būna viduj. Tai vienas iš pavyzdžių, kad kažką tai galim pakabinti ant fasado ir tada jau turbūt fantazijos reikalas, ką jūs norit. Dar vienas sprendimas. Stogus išnaudojam terasam, arba apželdinam, arba jie šlaitiniai ir tada projektas, jeigu reikia elektros, tai galim tiek į skaidrę zoną įdėti saulės modulius. Aišku, jų efektyvumas netoks, kaip ant stogo uždėto pagal reikiamą kampą, bet vis tiek mes galim generuoti elektrą iš skaidrios zonos, tiek iš emalitinės aklinos zonos. Tai taip pat saulės moduliai galėtų būti ant kitų elementų, kurie pakabinami ant fasado. Tai šitoje vietoje mes kaip aliuminio ir sistemos tiekėjas turbūt kalbam apie viską bendrai, koncepciškai, ne tik apie langą ir duris. Ir žinoma stogai, kurie neatskiriama kai kurių projektų dalis. Turim pakankamai didelį stoglangį be papildomų metalo konstrukcijos, nes dažniausiai, jeigu pažiūrim į viršų ir matom stiklinį stogą, tai dažniausiai matom daug metalo ir tada ant jo paguldytą stiklą. Tai skirtingi sudalinimai. Turbūt taip. Slaidai. Tai labai trumpai, vizualiai, standartinė sistema. Turim 3x3, turim su siauru viduriniu profiliu, tai pagerinam vaizdą, truputėlį mažesnius matmenis, bet kokiu atveju tie matmenys pakankamai dideli. Ir turim labai siaurų profilių sistemą, kuri gali tiek į sieną suvažiuoti, tiek kampą atidaryti, lygus paviršius su grindim, bet čia turim turbūt apribojimų ir ką reikėtų atsižvelgti. Stiklo reikalavimas 3 kartus aukštesnis negu Europos standartas, tai ne visi tai gali padaryti, tai reikėtų įsivertinti, kad neturėt problemų su siauro profilio slankiančiam sistemom. Ir reikėtų išvesti, projektuojant, nusimatyti, kad reikės iš po apačios išvesti vandenį, tai vadinasi mes turėsim išsispręsti drenažo sistemas, atitinkamai turėsim apribojimą terasai arba išėjimą į lauką. Ir keletą techninės informacijos, kur mes, sakysim, mūsų standartinis drenažo profilis, kuris gali būti ir paslėptas, ir gražus. Jeigu reikia visai plačiai atsiverti ir pajusti aplinką, tai visą laiką galim sulankstamas duris, kur turim pilnas galimybės atverti visą vaizdą. Iš viso 10 galimų varčių, 5 į vieną, 5 į kitą pusę, 3 metrai aukštis, 1,20 m plotis, tai turim
tikrai didelės galimybės atverti. Langas, kur čia, sakysim, kažkiek grožio bandau įtraukti į projektus, tai paslėpta varčia iš lauko, nes nematom varčios rėmo ir galimybės 3 metrai. Čia turbūt 3 metrai aukštis, kas dažniausiai pagal standartą būdavo 2,50 m. Čia daugiau problema nebe pas mus, o kaip mes jį pakelsim ir pastumsim. Tokį svorį ir tokį dydį, jeigu įsivaizduojam 3 metrus, atsivertusi daiktą link mūsų. Ačiū. Ačiū. Galim įdėti paslėptą rankeną. Ne visai patogu galbūt su manikiūru atidarinėti, bet viskas gerai bus. Gal nepatogu su manikiūru darinėti, bet mes iš priekio nematom jokios rankenos, jokio papildomo detalės. Vienas dalykas - automatika, kur nematom jokios automatikos ant lango rėmo. Matom minimalią dėžutę, kuri laiko grandinę ir daugiau nieko, matom švarų langą. Ir tai gali būti tiek su standartinė matoma varčia, tiek su paslėpta varčia. Tai kam nesinori matyti daug langų rėmų, puikūs sprendimai, naudojant automatiką tiek ventiliacijai, tiek galbūt dūmų šalinimui. Kur dar neturim? Mažiau kompromisų. Turim fiziką, bet kompromisų mažiau. Vienos varčios duris, 3,50 m. Turbūt įdomus matmuo. Tiesa, turim santykį 1,20 m pločio, kuris irgi pakankamai didelis. Jeigu santykį keičiam, 1,40 m, tada grįžtam prie 3 metrų, bet įspūdingi matmenys. Čia turbūt šitoj vietoj tik tai įsivertinkit vėją. Kai atidarysit tokias bures, reikėtų įsivertinti iš tikrųjų vėją. Ar mes sugebėsim išlaikyti tokias duris, nes visa kita veikia. Paslėptas lygus lengstis visiškai, su grindim. Čia vienintelis niuansas, kurį ir sakiau su slankiančiam durim, tai vandens išvedimas. Bet kokiu atveju turėsim vandens, tą vandenį reikės išvesti, tai projektuojant išorę reikės nusimatyti. Ko nematau Lietuvoje, turbūt ką matau kitur, tai techniniai profiliai, kurios galime montuoti reikiamas sistemas. Tai trumpai, tai yra, jeigu turim poreikį, galim gražiai integruoti. Nemažai projektų dabar mokyklos darželiai, konkursai pasibaigė, nemažai dirbama ties techniniais projektais ir pagaliau Lietuvoje mokyklose darželiuose turim apsaugą nuo piršto prispaudimo ties vyrų pusę. Turim tarpinės ir tokios duris projektuose jau numatomos visuomeninėse, pagrinde mokyklos darželiai. Šitoje vietoje panelinės duris, čia turbūt individualiam namam tiktų. Kaip projektuoti namą, tai standartiniai langai, prioritetai, turbūt pasirinkimas yra plastikas, yra medis aliuminis, yra aliuminis. Bet duris, langus mes atveriam 1-2 kartus per dieną, kartais netveriam mėnesiais, duris mes varstom 10 kartų per dieną ir turbūt pats patikimiausias, atspariausias, teisingiausias sprendimas, bent jau paradiniam įėjimo durim būtų aliuminio duris. Tai visą laiką siūlyčiau apie tai pagalvoti. Mūsų visos duris, čia mato tokia brėžny geltoną detalę, tai visos duris turi uždengtas briaunas, kas labai estetiškai atrodo ir turim labai gražiai integruotus paslėpiamus vyrius, jeigu jums noris. Rankenos. Nežinau kaip jums, man jau atsibodo tos visos standartinės vienodos rankenos, kurios visuose languose tokios pat. Šito vietoje galim susikomplektuoti rankeną, kokią mes norim. Iš 3 dalių galim neturėti plokštelės, bazės, galim kvadratinę turėti, kvadratinės, skirtingos spalvos, skirtingi variantai ir tas modifikacijas mes galim patys pasirinkti, susikomplektuoti tai, ką mes norim.
ir tai, kas mums tinka prie projektų. Tai čia yra spec užsakymai, terminai didesni, pasiruošimo reikia, susikomplektuoti irgi reikia, bet galimybę turim. Anoduotos spalvos, kas prie dizaino grįžtant standartinis. Žinoma, turim visus dažymo variantus, daugiau nei 2000 spalvų, skirtingi padengimai, skirtingi blizgumai, nuo visiškai matinio iki maksimaliai blizgaus. Tai viskas, ką šiandien norėjau papasakot ir parodyti truputėlį. Projektai, kuriuos mes vykdom šiandien ar šiais metais, turbūt, kurie prasidėjo ar su kuriais mes dirbam. SAP LT, jeigu kažkas nenorit paskambinti ar pabendrauti, galite prisijungti, užsiregistruoti ir atsisiųsti brėžinius. Kas norit pabendrauti ir kyla klausimų, turit nestandartinių sprendimų, turbūt su nestandartiniais skambučių daugiausiai, tai prašom, mano kontaktai, bet kada galite kreiptis ir tie iššūkiai visą laiką smagus.